regioniniai spaudoj. Tai buvo praktika Prienų ir Birštono laikraštyje Gyvenimas ir ta studentė yra Agnė Pakėnaitė. Prieš įteikdama Agnei prizą, iš tikrųjų prižadėjau Gyvenimo redakcijos kolektyvui, kad perskaitysiu, tiesiog pacituosiu man atsiųstus jų žodžius. Taigi, kai šis jaunas žmogus pirmą kartą peržengė mūsų redakcijos slenkstį, ją išgąsdinome ultimatumu, kad mums reikia dirbančio žmogaus, todėl gauti paukščiuką praktikoje nebus lengva. Dėl naujos temos ir naujo laikraščio numerio kaskart teks aukoti net ir savo laisvalaikį. Agnė šiltai nusišypsojo ir atsakė, jokių problemų, aš dirbsiu. Taip Agnė pardavė savo vasarą gyvenimui. Praktikantė stropiai vykdė užduotis tarp paliepimus, rinko informaciją iš įvairių šaltinių, įvairias žinutes, didesnės ir mažesnės apimties, publicistinius ir probleminius straipsnius, interviu, vykdė gyventojų apklausas gatvėje ir telefonu aktualiomis temomis, skatindama viešą diskusiją laikraščio puslapiuose, priminėjo redakcijos lankytojus, išklausydama jų skundus ir gerasias naujienas, lankėsi viešuosiuose renginiuose, rengė reportažus iš jų. Taip pat redagavo skaitytojų laiškus, susipažino su korektoriais ir maketuotojo darbu. Per tą laiką spėjome Agnę pamilti, pažinti, susidraugauti, todėl atsakingai galime teigti, kad studentė Agnė Pakėnaitė turi pakankamai profesinių ambicijų ir motyvų, darbštumo bei atkaklumo, kad taptų gera žurnaliste. Jos stropumas, pareigingumas ir suinteresuotumas tobulėti, nevengiant sudėtingų užduočių ir nepatogių klausimų, parodė, kad Agnė tvirtai apsisprendusi dėl būsimos profesijos. Asmeninės ir profesinės jos savybės nulėmė, kad Gyvenimo redakcijos kolektyve ji tapo sava. Džiaugiamės Agnės puikių praktikos įvertinimu ir tikime, kad Agnė bus vienas iš tų naujos kartos žmonių, kurie žurnalistiką pakels į naujas aukštumas, kurių pastangų dėka kokybiška, atsakinga ir pasitikėjimą kelianti žiniasklaida taps ne siekiamybė, o profesinė norma. Sveikinu. Ačiū. Dar žodį pasakysite, bet man visai patiko vaikščioti šiandien prie mikrofono ir nenoriu praleisti progos pasakyti, kad čia sėdintis Audrius Sauliusevičius ir aš taip pat pirmąją praktiką atlikome Prienų laikraštyje, tiesa jis tada vadinosi Naujas gyvenimas ir kaip matote, neprapuolėm. Tai ką aš galiu pasakyti, tiek profesorius gerbiamas, tiek Sauliusevičius irgi gerbiamas, pradėjo čia ir aš pradėjau, neblogas perspektyvas, man nusimato. Ir aš iš tikrųjų galvoju, kodėl aš šitą laimėjau, vien dėl to, kad tai buvo labai žmogiški žmonės ten toje redakcijoje ir aš visiems to palinkėčiau. Tiek institutui, tiek skirtingoms redakcijos žmogiškumo. Tiesiog būkite ne tik žurnalistai, bet būkite pirmiausia žmonės. Ačiū.